Kaip apmokėti už paslaugą SEP savitarnos svetainėje ir sukurti mokėjimo ruošinį. Prisijungus prie internetinio banko puslapio pasirinkite mokėjimai ir naujas mokėjimas. Atsidariusiame naujame lange įveskite būsto pavadinimą ir banko sąskaitos numerį, kuris nurodytas jūsų gautoje sąskaitoje. Paspaudus tęsti atsidaro detalūs laukai, kuriuose reikės užpildyti mokėjimo paskirtį. Šiame lauke nurodykite adreso objektą, už kurį atliekamas mokėjimas. Mokėtojo atpažinimo duomenys pasirinkite fizinis arba juridinis asmuo. Asmens duomenų laukelyje pasirinkite kliento kodą, o kodo laukelyje įrašykite jūsų kliento kodą, kitaip dar mokėtojo kodą, kuris yra nurodytas jums atsiųstoje sąskaitoje. Būtinai pažymėkite išsaugoti ruošinių sąraše įrašydami prasmingą pavadinimą. Atlikus mokėjimą, ruošinys bus išsaugotas ir jo duomenis galėsite sėkmingai naudoti ateinantį mėnesį. Kitą mėnesį šį ruošinį rasite mokėjimų skiltį ruošiniai dalyje. Iš sąrašo pasirinkę jums reikalingą ruošinį, spauskite mokėti. Atsidariusiame lange jums reikės pakeisti tik mokamą sumą į tokią, kuri nurodyta jums atsiųstoje sąskaitoje. Jei turite daug ruošinių, atlikite paiešką pagal ruošinio pavadinimą, kurį suteikėte šiam mokėjimui.